Sveiki, prisijungiai dar mano vieną naują video. Tai dabar einu aplankysiu keletą humanų ir gal dar į kokią parduotuvę užeisiu. Tai iškart pasakau, kad aš nerodysiu, ką aš ten išsirinksiu ir panašiai, nes mano tikslas šį kartą yra visai kitoks. Tai aš vakar pasižiūrėjau, ką turiu spintoj gero pavasariui ir sugalvojau tokią kaip ir idėja, kad aš noriu pasidaryti kokius, nežinau, ten tarkim 7 derinius pavasariui, kad tie rūbai tarpusavį irgi galėtum tu juos derinti, kad nebūtų ten kažkoks, tarkim, vienas rūbas, kur tik prie vienų džinsų, tarkim, jis įtinka ar panašiai. Mano tikslas, kad kuo pigiau apsipirkti ir pasiruošti pavasariui. Ir šiaip norėčiau ten, tarkim, kokių baltų džinsų, nes aš jų neturiu, tai todėl dabar ir einu į Humaną pasižiūrėti, ar aš kažką ten rasiu, nes naujų kažkaip nesinori pirkti baltų, nes aš žinau, kas iš tų baltų paskui liks. Tai norisi va tokių keletą rūbų pasipildyti naujų, kad man nebūtų neatsibodę, bet nesinori prisipirkti daug, nes aš realiai visus metus, jeigu kažkur pamatau su gera nuolaida kažkokį tai daiktą, tai aš paimu ir nusiperku, tai nesvarbu, ar tai būna pavasariui, rudeniui ir panašiai. Tai nežinau, ką aš čia rasiu. Bet sakau, realiai vakar gal kokias 2-3 valandas, gal, šiaip tikriausiai net link 3 tikrai žiūrėjau savo spintą ir ieškojau, ką aš gero turiu. Nežinau, kai būna, kai baigėsi žiemos sezonas, tai tu net ne visada žinai, ką tu ten ir atsimeni, ką tu ten turi. Tai žodžiu, einu žiūrėti, ką ten rasiu ir susitiksim namie. Taigi Humanai neradau tiek visko, kiek norėjau ir svajojau, tai baltų džinsų taip pat neradau, bet pasiėmiau keletą drabužių. Tai šitą derinį yra va šita palaidinė tokia ar maikutė, tai va šiandien ją ir pirkau. Šiandien Humanai buvo po 2 eurus, tai žmonių buvo belenkiek. Tai nežinau, man jinai pasirodė tokia įdomesnė, šiaip aš oranžinių kažkokių daug rūbų labai neturiu, gal iš tikrųjų man šita pirma bus. Ir pagalvojau, kad jinai man gal visai gerai žiūrėtųsi su va šituo tašiuku. Tai nežinau, šiaip aš šitą rankinę nešiojau tik tais keletą kartų, nes jinai man kažkaip labai neprilipo, bet dabar kažkaip atrodo, kad gal visai ir dera šitaip. Tai šitas kelnes irgi pirkau iš Humanos, bet jau seniau tai kainavo iš viso tik tais 1 euras. Tai nežinau, man tokie paprasti deriniai patinka ir aš jaučiuosi su jais savim. Nežinau, kiek čia dera ir kiek aš būtent su šituo rankinuku nešiosiu, bet be jo tai tikrai jaučiuosi gerai. Kadangi čia yra pavasario deriniai, o ne vasaros, tai dar būtų galima užsimesti tiesiog odinę kožą. Aš ją irgi pirkau iš Humanos, bet čia man atrodo prieš kokius 3 metus. Tai man jinai labai patinka, faktas jau iš vidaus yra tokių nusinešiojimų, bet nežinau, man atrodo, kad taip irgi visai nieko atrodo. Faktas, aš tikrai noriu pabrėžti, kad aš rengiuosi taip, kaip man būtų patogu, nes aš nesivaikau labai baisulingai madų, bet norisi vis tiek kažkaip pigiai ir visai stilingai apsirengti. Tai man tokie paprasti rūbai ganėtinai patinka. Šiaip šitas derinys be kožos man atrodo gražiau, bet sakau, kadangi pas mus tokie nenuspėjimo orai, tai jeigu ką, bus labai gerai ir taip. Taip pat dar šiandienos vienas pirkinys, tai va šitas lietpaltis. Aš tokio lietpalčio labai senai norėjau, tai labai džiaugiuosi, kad man pavyko jį rasti dar už tokią kainą. Tai irgi manau, kad toks daiktas tinka prie visko, tai grynai kaip ir yra mano toks tikslas. Tai realiai tos pačios kelnės, tas pats diržas, tiesiog pasikeičiau maikutę ir užsidėjau kitą viršų ir jau gaunasi visiškai kitoks derinukas. Man labai svarbu, kad aš su tais pačiais rūbais galėčiau juos derinti, ta prasme, tarpusavy ir kad man būtų patogu. Realiai su šitu iš viso outfito aš jaučiuosi ypatingai savim ir patogiai, nes jisai yra toksai laisvas ir neįpareigojantis. Tai žodžiu, sakau, šituo pirkinuku tai ypatingai jaučiuosi patenkinta, o jeigu bus šilta, tai tiesiog galima nusirengti ir tiesiog su maikutė. Tai šitą maikę irgi kažkuriam video rodžiau, tai aš už eurą šiam gal nusipirkau iš Sinsei parduotuvės internetinės, tai irgi man kažkaip gražiai atrodo, taip gal ir kažkiek mergaitiškai, bet man patinka. Taip pat tokius rūbus galima ir vačius susirišti, kai jų būna grynai vasarą, tai ir vasarą gali nešioti, žodžiu. Šitų derinukų irgi esu patenkinta. Čia realiai derinukas, kai norisi visai kažko kitokį, bet bent jau man, tai realiai tas pats paltas
šviesūs džinsai, paprasta balta maikutė, paprasti mėlyni marškiniai ir užsidėjau dar kepurę. Nežinau, kiek jisai čia tinka, bet man kartais tai patinka. Tai, žodžiu, aš irgi jaučiuosi taip ganėtinai paprastai su juo, bet taip irgi, sakau, visiškai kitoks derinukas. Bet šiaip gal man dabar, kaip žiūriu per kamerą, kad man be kepurės atrodytų gražiau. Tai šiek tiek susitvarkom plaukus, kad nebūtumėm susivėlę. Jo, man gal kažkaip be kepurės atrodo gražiau, tai irgi tą paltą galima susirišti, jeigu šiek tiek šaltas, sakau, jisai toks irgi universalus yra, tai labai džiaugiuosi šitu pirkinuku, nes ir kišenės yra. Tai žodžiu, toks dar vienas mano derinukas. Prieikim prie sekančio, tai šitą irgi švarkelį tokį pirkau iš About You, gal irgi prieš 2 metus, tai jisai irgi labai pigiai kainavo, tai irgi esu juo labai patenkinta. Tik šiaip norėtųsi man jo šiek tiek didesnio, nes kadangi aš esu aukšta, tai kai va taip rankas padarai, tai jis man toks trumpokas yra, bet nieko, realiai kai va taip einu, tai net nesimato, sakyčiau, tai irgi tie patys džinsai, tiesiog kitą diržą įsivėriau, tą pati maikutė ir va užsimečiau kitą švarkelį ir gaunasi irgi visai kitoks įvaizdis. Tai sakau, aš esu už paprastumą, patogumą ir kad galėčiau tos rūbus miksuoti tarpusavį. Tai mano toks tikslas ir yra šito video parodyti, kad tu su pigiais ir paprastais rūbais gali jaustis ir patogiai ir, visai gal gražiai. Tai žodžiu, nežinau, ką dar apie šitą derinį pasakyti. Tai jisai irgi yra visiškai paprastas, kaip ir kiekvienas. Vėl tie patys džinsai, tiesiog apsirengiau tokius rožinius paprastus marškinukus, aš juos taip pat rodžiau kažkuriam video, nes pirkau irgi iš Sinsėjus, tai jie yra tikrai tokie paprasti, bet irgi toks įvaizdis nieko neįpareigojantis, tai šitos marškinukus taip pat ir prie tų juodų kelnių galima nešiot, gal irgi ir atrodytų gražiau, bet kai norisi spalvų, tai atrodo, nesinori iš vis tos juodos spalvos, tai kai turėsim tikrai jau šiltus orus, tai bus tiesiog galima va taip paprastai išeiti ir tą diržą juodą irgi taip pat galime prisiverti, nes gal atrodytų šiek tiek gražiau. Tai žodžiu, nežinau, man irgi jisai patinka ir man labai patinka jo nugara. Irgi nežinau, kiek čia matosi, bet irgi reikėtų čia gražiau susirišti, bet toks irgi akcentas įdomesnis. Tai va, tai apie šitą derinį irgi tiek. Čia irgi grinai yra mano derinys, kur maksimaliai paprastas, realiai nieko ypatingo iš viso, nors ir praeituose deriniuose sakau, aš nesu ta, kuri ypatingai vaikosi madų, aš tiesiog esu už patogumą, o šitas tai iš viso realiai gal pats patogiausias, nes niekur nieks nekliūna, tai jau kai bus galima eiti su maikutėm, tai tiesiog irgi paprastai juodi džinsai, nieko neįpareigojantis ir paprasta pilka maikė. Tai aš irgi ją čia susirišau, nes jinai šiaip yra ilga, bet man kažkaip taip nelabai atrodo, nes kažkaip norisi gal išryškinti liemenį. Tai tiesiog irgi labai, aš nežinau, tikriausiai šitą būdą daugelis jau žino, bet tiesiog galima paprastai su gumelės susirišti ir va taip užsikišti ir galima kiek nori ar aukščiau, ar žemiau, tai irgi labai patogu. Tai sakau, visiškai paprastas derinukas, bet tiesiog galima pasimti rankinuką ir varyti. O va šitas derinys tai yra toks, kur aš nesijaučiu savimi, bet aš šitą irgi palaidinę pirkau, šiaip gerokai senai prieš kokius 4 metus, bet aš ją karts nuo karto būnu, kažkur priderinu ir užsidedu, bet tai turi būti kažkur trumpas, kažkur išėjimas, nes aš nesijaučiu komfortiškai su ją, bet man irgi jinai šiaip ganėtinai patinka ir kažkokia įdomesnė yra, kas man labai patinka, kad yra nuogi pečiai. Ir nežinau, šiaip gal šiek tiek jau per daug kropinta, reikėtų pasiieškoti kažkokių ilgesnio liemens džinsų, bet turėjau vienus, kur aš būtent prieš šitus ir dėvėdavau, bet atsitiko taip, kad jie man, jau ate tiem džinsam. Nežinau kaip jums, bet irgi toks, sakau, gal šiek tiek įdomesnis, man asmeniškai toks derinys. Tai tiesiog nieko įspūdingo, bet jeigu kažko norisi įdomiau, tai gal irgi visai nieko. Ir grįžtam vėl prie tų pačių juodų kelnių, kur rodžiau keliuose pirmuose deriniuose. Ir dabar užsidėjau štai tokią palaidinę. Tai nežinau, man irgi jaučiuosi šiaip ir gražiai, ir patogiai su šituo outfitu.
Tai irgi realiai nieko įspūdingo, bet sakau, man labai patinka, kai tarpusavį gali viską miksuoti. Aš realiai su tokiu jau derinuku eičiau ir kažkur, nežinau, kaip ir labiau pasipuošus, nes, šiaip aš labai mėgstu paprastus rūbus, tai man jau yra čia toks, kad jau šiek tiek pasipuošiu. Irgi galima tą pačią kožą užsidėti, kas irgi tiktų, arba tą patį lietpaltį, tai irgi, manau, visai nieko atrodytų. Tai žodžiu, labai jau laukiu šiltų orų, kad galėčiau jau rengtis daug planiau ir kaip man labiau patinka. Ir dabar jau trečias derinys iš eilės, kur yra nuogi pečiai. Tai, žodžiu, šitas pakabukas, tai tikrai čia labai netinka, bet tiesiog jau kadangi esu su juo, tai rodau su juo, bet šiaip dėčiausi visai kitokio, arba šiaip aš šitą palapinę nešioju visiškai be nieko. Eilinę kartą tas pačias kelnis, tas pats diržas, tik kitoks viršus ir realiai nežinau, man atrodo, kad visiškai skirtingus derinukus gali sukurti iš tų pačių rūbų. Tai tikrai aš jau kartuojuosi kažkelintą kartą, bet mano toks ir tikslas ir man labai patinka. Ir man kažkaip tie nuogi pečiai labai pagyvina visą tą. Šitą palaidinę irgi jau turiu labai senai, bet aš ją buvau tik 2 kartus susidėjus, nes jinai kažkur man buvo dingus, bet vakar aš ją atradau. Tai nežinau, man irgi patinka. Taigi labai ačiū, kas įžiūrėjote iki galo ir tos mano visus derinius. Šiaip galvojau, kad jų bus daugiau, bet kadangi, sakau, ten būna tiesiog maikutę pakeitė ir jau visai kitoks derinys, galima visai kitokį derinį išgauti, tai neapsimoka gal taip jau viską rodyti ir miksuoti, bet tikiuosi, kad esmę supratot, kad mano šito video tikslas ir buvo tiesiog pigus deriniai, kad tarpusavį tos rūbus būtų galima kuo labiau miksuoti, kad jausčiausi patogiai ir kad turėčiau šiek tiek gal kažkokį gražesnį vieną rūbą, kad pasipuoš, bet ne per daug, nes man nepatinka kažkaip išsišaukiančiai atrodyti ir panašiai. Tai žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like, pakomentuoti, paprenumeruoti mano kanalą, jeigu patinka mano kuriamas turinys ir iki kitų kartų.